Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry raz jeszcze. Naszym gościem jest dzisiaj Artūras Zuokas, mer Vilna. Dzień dobry, labas rytas. Dzień dobry. Ką savivaldybė gali padaryti, kad moksleiviai nevyktų į Rusijos remiamas sukarintas stovyklas? Kokių priemonių jūs ketinate imtis, mere? Tema yra didelė, aktuali ir aktuali ne tik mums Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu. Na, pažiūrėkime, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos piliečiai gimė Didžiojoje Britanijoje, šiuo metu kariauja islamo ekstremistų armijos daliniuose ir netgi, kaip sakant, atlieka baisius veiksmus, kuriais baisėsi visas pasaulis. Amerikiečiai taip pat vyksta į Iraką, kovoja prieš tos pačius amerikiečius. Taigi tai yra globali problema. O iš Vilniaus moksleiviai važiuoja į Kirgiziją, į Odesą? Taip, šiuo metu savivaldybė atlieka tam tikrą tyrimą ir mes tikrai nenorime būti tie, kurie puola vertinti, dalinti patarimus, nežinodami realių aplinkybių ir situacijos. Taigi mes tą tyrimą baigsim matyti šią savaitę ir galėsime vienaip ar kitaip jį įvertinti. Suprantama, tie faktai arba ta informacija, kurią mes šiuo metu turim, jinai kelia daug klausimų ir reikalauja tam tikrų apmąstymų. Kokių klausimų asmeniškai jūs turit? Na, aš norėčiau kalbėti, kol dar mes nesame baigę tyrimų. Gal aš tik vienintelis dalykas nusistebėčiau, nes juolab, kad matau spaudoje, kad Valstybės saugumo departamento vadovas sako, kad jiems ta informacija buvo žinoma apie tokius kvietimus ir kad bus kviečiami mokyklų mokiniai skirtingų mokyklų. Tai jeigu man būtų arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui paskambinęs, net nebūtinai VSD vadovas, o pareigūnas ir paprašęs atkreipti dėmesį į tokius dalykus, mano manimu būtų užtekę elementariai mano ar administracijos direktoriaus ar departamento vadovo pokalbio su mokyklos vadovais ir nebūtų tos problemos, apie kurią mes šiandien kalbam. Taigi kartais tos institucijos, kurios veikia ir dirba, turėtų galvoti apie elementarę, paprastą prevenciją, o nelaukti, kol, sakykime, problema tampa didesnė. Bet Valstybės saugumo departamentas teigia, kad nuolat informuoja valstybės vadovus apie kasmet vykstančias tokias stovyklas. Galiu pasakyti, aš 3 metai miesto vadovas, su pusė truputėlį neturėjau nei vieno pokalbio, nei su VSD darbuotoju, nei su VSD vadovu per visą tą laikotarpį. VSD darbuotojai meluoja? Na, šitoje vietoje aš nežinau, kam informuoja tai prezidentė ar premjerą ar galbūt Seimo pirmininką, bet yra platesnis ratas asmenų, kurie dirba valstybės tarnyboje ir kuriems reikia tik atkreipti dėmesį. Tai paprastas dalykas, atkreipti dėmesį, žiūrėkit, galbūt yra problema. Ir į ją tikrai galima sureaguoti žmogiškai, paprastai, nes daugelis dalykų netgi vyksta ne iš piktų paskatų, o elementariai iš naivumo, neįsigilinimo, nesupratimo pagaliau. O jeigu iš piktų paskatų? Matot, piktos paskatos, bet kuriuo atveju visą laiką atsiskleistų tada, kada tu perspėjai, įspėjai, o vis tiek tai vyksta, tai tada jau aišku, kad yra pikta paskata. Jeigu mes būtume pakalbėję, būtų VSD vadovai paskambinę man arba mūsų savivaldybės administracijos direktoriui ir pasakė, yra tokie pakvietimai ir visa kita, prašom atkreipti dėmesį. Ir jeigu mes būtume atkreipę mokyklų vadovų dėmesį ir vis tiek po to būtų įvykę, tai mes šiandien turėtume visai kitus vertinimus. Tai būtų jau pikta paskata ir tai būtų labai aiškus nesupratimas, kur tada rodytų, kad tokie žmonės, tokie vadovai tikrai neturi teisės dirbti ten, kur šiuo metu jie dirba. Mere, o jūs sužinojote apie tą problemą iš žiniasklaidos? Taip, aš sužinojau iš žiniasklaidos ir... Nustebino, tai jūsų, kaip jūs pasijautėt, kai perskaitėt tokią informaciją apie savo miestą, kur... Manęs gal tai ne tai, kad nustebino, man tik tai visą laiką klausimas motyvai. Aš visą laiką domiuosi motyvais. Kodėl? Kas motyvavo ir kokios priežastys lėmė, kad tai įvyko. Kita vertus, šiandien žiniasklaidoje yra labai daug informacijos, kuri nėra nebūtinai teisinga. Tai netgi daug žiniasklaidoje informacijos, kuri yra provokatyvi, provokuojanti konfliktus. Tai šiuo atveju, būdamas žurnalistu, dar tos tikros mokyklos, man reikia minimum 2 nepriklausomų šaltinių. Ir aš pats noriu įsitikinti asmeniškai į kiekvieną paminėtą faktą. O ką reiškia tikroji mokykla žurnalistų? Na, jeigu visi, kurie mokėsi žurnalistikos, prisimena, kad turi turėti minimum 2 nepriklausomus informacijos šaltinius, kurie patvirtintų faktą. Jeigu to nėra, tai vadinasi, tai yra tik tai prielaidos. Jūs dabar jau turėjote susitikimą su VSD vadovais? Ne, aš neturėjau su VSD vadovais, aš tiesiog... Gal jie jau visus turi atsakymus į visus klausimus, ką jūs dabar tirsit? Tik tai šiandien skaičiau švietimo ministro interviu
spaudoje apie pokalbį su VSD vadovais ir ministras, sakyčiau, švietimo laikosi tikrai solidžios pozicijos. O matot, šiandien svarbu ne tai, ką jau kas ką pasakys, klausimas vertinimai. Ir mes kalbam apie jaunų žmonių būseną, realiai vaikų dar, moksleivių ir apie, sakykime, jų ateitį. Todėl čia reikia labai būti atsargiems su vertinimais, pasmerkimais arba kritika. Nes ta kritika gali dvejojantį pastumėti priešingą pusę, o tas, kuris nedvejojo, pastumėti dvejojantį čia pusę. Kaip atrodo tas jūsų tyrimas, kurį baigsit, kaip sakėte, jau šią savaitę? Šiandien mes turime susirinkę visas faktinės aplinkybės, taip pat aš asmeniškai susitinku su visais mokytojais, kurie dalyvavo tame procese, taip pat noriu ir susitinku su tėvais, su vaikais, mane domina motyvai, aš neieškau kaltų, mane domina motyvai ir mane domina, o kągi žmonės mąsto. Jeigu bus išaiškinti kaltieji, kas jums grėstų? Mes neieškom kaltų, paminėsiu, nes šiuo atveju šitoje terpėje sudėtinga rasti kaltą, nes nebejoju, kad didžioji dalis įstatymų net nereglamentuoja tokių dalykų. Jo labiau žmogus, mes esame europietiška valstybė, žmogus turi teisę į savo nuomonės, mąstymus ir visą kitą. Bet vėlgi, sakau, neskubėkime, manau, kad po visų susitikimų, vertinimų, faktinių aplinkybių bus galima tai vertinti ir aš tikiuosi, kad tai bus vertinta kaip nesusipratimas, kokiu ateityje pas mus nebus. O jeigu tokie dalykai jau bus, tai bus jau galima aiškiai vertinti, kad yra žmogaus pozicija ir apsisprendimas. Keičiam temą. Mere, kodėl kauniečiai už šilumą moka pigiau negu vilniečiai? Mažiau. Tikrai už šildymą vilniečiai mokės mažiau negu kauniečiai, nes nereikėtų naudoti situacijos, kada dar nėra šildymo sezono. Nes Vilnius pirmiau yra ženkliai didesnis šilumos ūkis. Antra, Vilnius mes turime savo balanse įrenginius, kurie gali gaminti elektros energiją ir parduoti Lietuvos energijai. Kaunas tokių dalykų neturi. Tai gal žinot, kiek mes mažiau už kauniečius mokėsim? Nebejoju, kad kada prasidės šildymo sezonas ir kada bus naudojamas mišrus kuras ir biokūras ir dujos, tai Vilniuje šilumos kaina, lyginant su Kaunu, bus mažesnė. Ir aš galiu pasakyti, bendrai jinai bus mažesnė. Nes, sakyčiau, jeigu lyginsime praėjusių metų ir dabartinių metų šilumos kainą, tai bus kaina mažesnė apie, manau, kokią 12-13%. O jeigu lygintume laikotarpį, kada prasidėjo šios tarybos kadencija, 2011 metai, ką ir sakėme, kad bus kaina 20% mažesnė, tai jinai tikrai bus daugiau negu 20% mažesnė. O jeigu bus PVM lengvata panaikinta šildymui, tai kokia? PVM lengvatos panaikinimas be abejo, tai jau čia nebe savivaldybių kompetencija, čia būtų vyriausybės ir Seimo sprendimas. Bet jūs būtumėt už ar prieš? Aš atsakyčiau taip, jeigu Seimas nepriimtų ir nepratęstų PVM lengvatos už šildymą, tai reiškia, kad tai įtakotų šilumos kainą 12%. Įvertinant tai, kad šiandien šiluma mažėja visoje Lietuvoje dėl to, kad pigo dujos, dėl to, kad nemažai šilumos ūkio, tame tarp ir Vilniaus miesto, turi daugiau gamintojų šilumos iš biokuro, tai kaip ir žiūrint, lyginant šių metų kainą su praeitų metų kaina, jinai nedidėtų. Bet mano manimu labai svarbu, kad šis PVM-as, jeigu jisai bus ir Seimas nuspręs padidinti, kad jis liktų ir būtų kaupiamas konkrečiam namui renovacijos kaštams padengti. Tai yra, kad žmogus aiškiai matytų, gerai, Seimas nepratęsė tos lengvatos ir jisai moka 21% PVM, o ne 9%, tai bet kuriuo atveju lieka jo namo pagerinimui gyvenimo kokybės ir taip pat tos pačios šilumos naudojimo sumažinimui. Tik su tokia sąlyga norėtumėt? Tik tai su tokia, nes priešingą atveju tikrai geriau pratęsti dar šią lengvatą, nes pažvelkime, šiandien Lietuvos gyventojai, visos Lietuvos gyventojai turi apie 280 milijonų įsiskolinimų už šildymą. Tai duokime laikotarpį gyventojams, kad jie atsikvėptų ir galėtų bent jau savo skolą susimažinti. O kodėl labai svarbu palikti gyvenamąją namui renovacijos kaštams dengti, nes jeigu mes šiandien matom, vis dėlto renovacija juda labai vangiai. Juda tik tai galbūt tuose miestuose, kur kompensacija yra 80%, kur sakykime, yra savivaldybės paskelbtos kaip sudėtingos socialinės būklės, ir mes matom Vilniuje
Šiuo metu 30 pastatų, 29 pastatai jau yra renovuojami, dar 150 eilėje. Tai dauguma tų namų, kurie renovuojasi, gyventojai turi didesnės pajamas, turi geresnį įsilavinimą. Ir tų namų netgi būklė yra šiaip jau geresnė, nes jie geriau susiorganizuoja. Bet tie namai, kur žmonės turi mažesnės pajamas, jiems labai sunku susiorganizuoti. Todėl jeigu šilumos PVM'as padidintas liktų konkrečiam namui ir būtų kaupiamas renovacijos kaštams padengti, tai pajudintų nebejoju visų pastatų renovaciją ir žmonės tada mokėtų mažiau už šildymą, pagaliau Lietuvai reikėtų mažiau importuotų pačių dujų ir naudoti šilumos. Remigijus Šimašius, Seimo narys ir jūsų būsimas konkurentas į mero pareigas, sako, kad reiktų nutraukti sutartį su Dalkija ir kad tai turėtų būti vienas pirmųjų darbų naujoje savivaldybėje. Todėl, kad dabartinė savivaldybė nenori ir nesugeba kontroliuoti šildymo verslo. Man gaila, kad liberalas, laisvos rinkos instituto vadovas, kuris visada, sakyčiau, išlaikydavo tą, kaip ir dažnai patys sako, sveiko proto logiką, tiesiog į pigų populizmą. Norite pasakyti, kad tai nėra monopolijos čia pas mus Vilniuje dėl šildymo? Ką reiškia monopolija? Šilumos ūkis yra natūrali monopolija, bet jinai reguliuojama monopolija. Nėra, manau, kad šiandien Europoje šalies, kurioje šilumos ūkis būtų taip reguliuojamas, kaip yra Lietuva. Įstatymai, valstybinė kainų energetikos komisija, savivaldybių, dabar per paskutiniuosius metus apskritai visi sprendimai perėjo į vyriausybės lygmenį. Šiandien vyriausybė sprendžia, kur bus biokuras, ką statys Lietuvos energija ir panašiai. Savivaldybės yra šone, yra tik tai formali nuostata. O kalbant apie praeitį, tai pačio Šimašiaus kolegos praeitoj taryboje buvo valdančioji daugumoje. Jų vicemerai užiminėjo vadovaujančias pozicijas. Tai reikėjo paimti ir padaryti ir nutraukti tą sutartį. Jo labiau juokinga kalbėti apie sutarties nutraukimą, kai liko iki sutarties pabaigos 1,5 metų. Čia yra tik tai pigus populizmas, rodant, kad nėra idėjų. O jūs tai pigų populizmą nenaudojat, kai sakot, kad Šimašius balsavo prieš GPM padidinimą Vilniuje iki 2,48%. O kur čia populizmas? Čia yra faktas, čia yra pozicija? Ne, sako, kad nebalsavo, jisai tiesiog nebuvo tam. Ne, tai pirmiausia, aš... Tas pats nebalsuoti prieš. Ne, palaukit, nereikia klaidinti žmonių. Pirmiausia, aš nesakiau, kad jis balsavo prieš. Aš sakiau, kad jis nebalsavo. O per svarstymą ir per pateikimą jis susilaikė. O nebalsavo, jis tuo metu buvo posėdžių salėje. Tik jis buvo gudresnis už poną Domeną, kuris balsavo prieš, bet jis šiuo atveju bent jau aiškiai parodė poziciją. Jis buvo gudresnis ir jis nuėjo į šoną tuo metu ir tiesiog nedalyvavo balsavime. Bet žinot, kad buvo posėdžiai, sakėme, kad nebuvo posėdžių salėje. Seime jis tikrai buvo, nes prieš tai balsavimas jisai buvo. Mes turime visus išrašus pasiėmę. Tai pagaliau jisai, kada buvo, nes nėra tik priėmimas įstatymą, yra pateikimas, yra svarstymas, tuo metu jisai susilaikė. Taigi šiuo atveju tai yra tiesiog parodymas, kad žmogus sąmoningai, žinodamas to įstatymo svarbą, jeigu svarbu Vilniui, tai tu dalyvauji posėdėje, tai tavo pareiga pagaliau kaip Seimo nario. Jisai vengia ne tik atsakomybės parodyti savo poziciją, o jo labiau ginti Vilniečių interesus. Ir gaila, kad nemaža dalis visos liberalų sąjūdžio frakcijos pasielgia taip pat. Tai todėl, tai yra tiesiog negražu, kada politikai dėl savų elementarių tokių konkurencinių pranašumų, kad kitam būtų blogiau, realiai daro blogiau savo miesto gyventojams. Tai yra nesuprantama. Mere, ar tiesa, kad Vilniui grėsia bankrotas? Kad Vilnius yra ant bankrotos slenksčio? Netiesa, nes tas, kas kalba labai aiškiai žinoti finansus, valstybės biudžeto sandaros dalykus, Vilniaus miesto skolos, kaip ir bet kurios savivaldybės skolos, yra valstybės skolos. Tai šiuo atveju mūsų skola įeina į bendrą valstybės skolą. Ir dėja Lietuvoje biudžeto formavimas yra labai centralizuotas ir šiuo atveju sprendimus dėl biudžeto priima ne savivaldybės. Žodžiu, bankrotui jokių būdų negali grėsti, tiesiog. Jokių būdų negali grėsti, nes bet kuriuo atveju atsakomybė teks valstybei, nes jinai planuoja savivaldybių biudžetus. O ar tiesa, kad neatsirado nei vieno banko, kuris ryžtųsi prisimti riziką ir dar kartą skolinti Vilniaus miesto savivaldybei? Čia sudėtingesnė tema. Mes kaip turim bankus, kurie domisi, bet šiandien bankai, matydami situaciją, kelia daug papildomų klausimų ir papildomų sąlygų. Ir mums reikia tikslinti sąlygas, atsižvelgiant šiandien į bankų reikalavimus. Kaip bebūtų, šiandien bankai yra karaliai. Ne tik Vilniaus miesto atžvilgių, bet ir verslo, ir taip pat ir valstybės požiūrį
požiūrį žiūrint. O natūralu, kad mes tada negalime tai neatsižvelgti ir dėliojame tas sąlygas, kurias kelia bankai kreditoriai, kurie nori dalyvauti konkurse. Situacija be abejo nėra lengva, situacija yra labai sudėtinga miesto ir dar kartą tik pabrėšiu, kad atsakomybė išskirtinai tenka šiuo atveju Seimui ir vyriausybei, nes Seimas ir vyriausybė nuo 2008 metų Vilniaus miestui tvirtindavo deficitinį biudžetą. Tai yra mūsų neišvengiamos išlaidos, kalbėkime buitiniais terminais, yra, sakykime, tam tikra suma, tiek mes turime mokėti už mokyklų šildymą, tiek mes turime mokėti už gatvių valymą, visą kitą, ir kalbu ne apie kažkokiam... Ir skiria mažiau, negu jūs turite mokėti. O mums visą laiką skirdavo 18% mažiau, negu, sakykime, privalėjo skirti pagal mūsų neišvengiamas išlaidas. Dabar bus priimtas kitų metų biudžetas, jūs tikitės, kad koks procentas bus GPM? Šiuo metu aš turiu pasakyti, šiuo metu mes jau matome pateiktą biudžetą, Vilniaus miestui bendras biudžetas didės apie 70 milijonų litų, kas nėra blogai, nors dalis šitų lėšų tai yra perkeltos lėšos iš deleguotų į savarankiškas funkcijas, tačiau dėl pakeisto bendro gyventojų pajamų mokesčio dalies visoms savivaldybėm tame tarpe ir Vilniuje didėja pajamos. Aišku, mes dar tikimės, kad Seime svarstymo metu Vilniaus mieste gyventojų pajamų mokesčio dalis, kurią sumoka vilniečiai, dar padidės, o tai reiškia, kad jau kitais metais turėtume pirmą kartą istorijoje subalansuotą biudžetą. Mūsų pajamos ir mūsų išlaidos sutaptų, o tai jau yra geras ir teisingas žingsnis ir šiai vyriausybei ir šiam premjerui turėčiau sakyti ačiū už tai, kad jis nepolitikuoja, o supranta, kas yra ekonomika ir supranta, kad negalima dėl politinių sumetimų arba kokių kitų dalykų kenkti savo valstybės gyventojams. Palaukit, dar nepatvirtintas biudžetas, gal neskubėkit sakyti ačiū. Na, aš esu optimistas ir kita vertus, manau, kad Lietuvos politikai yra tie, kurie vis dėlto jaučia atsakomybę už savo priimtus sprendimus. Ačiū Jums labai už pokalbį. Życzę miłego dnia. Dziękuję. Geros dienos ir Jums linkime. Mes, naszym gościem był dzisiaj Arturas Zuokas, mer Vilna.